Labas rytas, pusryčiai iš viešbučio, mes buvom šiandien ankstyvesni negu viešbutė duoda pusryčius. Tai šiandieną 3 greičio ruožą, truputį mažiau negu 400 km. Pasiklydom iš esmės greičio ruožę. Tokia labai nemalonus reikalas. Tai buvo labai keistai pažymėta. Turėjom tiesiai asfaltų, buvo užtvertas kelias, tai čia dar irgi aiškiname su varžybų organizacija. O čia šiaip... Kur? Asfaltų tiesiai. Tikrai nėra į dešinę posūkio? Pasukam į dešinę. Sorry, aš, ta prasme, kažko nesuprantu čia. Viskas gerai, buvo atstumas asfalto, turėjo dar būti. Turėtų neutralizuoti bent jau šiek tiek dalį laiko, tikiuosi. Nes ten tikrai buvo organizatorių klaida. Bet ką padarysi, dabar yra kaip yra. Nuo varžovų mini, mes atsiliekam turbūt beveik 4 minutės. Mes apie 5 minutės pralošėm. Tiek laiko tokias trumpose varžybose yra per daug. Oho, galėtų tokius pažiūrėti? Jo. Rugsėjo 10-11 dienomis Vilniuje bus Telematics and Connected Mobility konferencija. Ją organizuoja Gurtam. Jeigu jūs norite rasti sprendimų ir jeigu jūs norite būti konkurencingesni negu jūsų kolegos, jūs privalote būti šioje konferencijoje, o registraciją galite paspausti nuorodoje. Pažiūrėk, Aisberg, gerai, kad gale. Jo. Kas čia trečias greičio ruožas? Iš esmės važiavom taip greitai, kad atsikovoti laiką, plus panašu, kad būtų reikėję nusiųsti organizatoriam ir lenktynių vadovam tą video, kur matėsi, kad buvo kelias užtvertas ir mums laiką galėjo sugrąžinti. Bet sustojus neutralizacijai dingo sankaba. Ir taip akimirksniu pradėjo piltis dūmai. Kas čia rūsta? Ką? Kas čia rūsta? Nežinau. Degam! Benai, degam! Ei, Benai! Trauk ratą! A? Ratą trauk! O tai gal jungiam šitą? Jung. Panašu, kad turbūt sankabos skystis pateko ant duslintuvo ir pradėjo degti. Tai kol išsitraukiam ratus ir visą kitą, tai jau degė atvira liepsna. Spėjom užsigesinti, bet daugiau, kaip pasakyti, nerizikuosim važiuoti. Čia per brangios pasiekmes gali būti. Juolab esam išnaudoję savo gesintuvus. Tai gerai, kad nenutiko didelis gaisras. Bet dabar varom automobilį į uždarą parką ir turėsim susirinkti bent jau už vakar dieną taškus, kad šios lenktynės nebūtų veltui. Tai va, būna ir taip, bet gerai, kas gerai baigėsi. Galėsi pirkti naują? Ką? Naują galėsi pirkti. Aš tai ištirpau. Klausyk, padarom gal nuotrauką, ką? Ei, profesionaliam, čia kiek galima tas selfies daryti? Taip. Tai gražu. Turim ką pasidžiaugti. Aisi bišį plaukus čia tavo ragas. Oi. Kai tik pas mane būna negerai, pasais tada visą laiką stiliukas. Pasaisi labai vien, kad buvo ragas. Kaip ir nelabai čia, ta prasme, iš situacijos turbūt išlipam gan susi. Ką čia daugiau pridursi? Būna blogiau pasibaiga žmonėm, kai pamato dūmus smilstančius ir ugnį. Tai čia dar viskas sukontroliavom šiek tiek. Panašu. Jo. Yra. Na tai rezumuojant Hungarian Bają, nors mes fiziškai nefinišavom, bet teoriškai mes turime šios Bajos finišą. Mes gavome baudas už 2 nefinišuotus greičio ruožus. Tiksliau gausime, dar lenktynės nesibaigėm, tai mes dar nežinom galutinio rezultato, bet mes būsime finišavę, kadangi automobilis stovi uždaram parke. Mums teisėjai sugrąžino 43 sekundės, kur dėl jų klaidos mes praradome greičio ruožę. Būtų tikėtina, gal būtų sugrąžinę ir tai, kur mes atsitrenkę kitoj vietoj į juostą ir praradom nemažai laiko.
manau, kad irgi taip, bet dabar turbūt, kaip sakyti, kadangi mes nesame finiše, tai mes nieko šiuo atveju turbūt ir nepakeisim. Tai labai gerai, kad automobilis nesudegė, nes gaisras yra baisus dalykas. Mums tikrai labai pasisekė, kad mes laiku pamatėm liepsną, laiku ją sugebėjom sureaguoti ir užgesinom. Tai čia toksai tikrai labai didelis dalykas. Na va, o gyvenime, žinot, kaip turbūt, jeigu nebūtum važiavęs į lenktynės, tai nieko nebūtų nusitikę ir nebūtų atsitikę ir tada tikėtina nebūtų tokios pabaigos. Tai va, tai mūsų tikrai nesustabdys, keliausime ir toliau. Išmokome tam tikras pamokas ir viskas gerai, kad gerai baigėsi.